skauda pilvą, mėnesį laiko, užeina, praeina. Anksčiau gal turėjęs opaligę, o tai bakterija anksčiau bus. Viskas, man čia jau vėžys. Nepapulsi pas specialistą rytoj arba poryt. Mes sprendžiam 80% visų sveikatos problemų. Norint geros tos virškinimo sveikatos, reikėtų taikyti tą holistinį požiūrį, kad ne tik omeprazolį išgert, bet jiem nereikia diagnozės, jiem nereikia tyrimų, ką man pagerti. O jūs buvot pas gydytoją? Nebuvau, bet duokit man žvakučių. Duokit man profilaktiškai probiotikų, duokit man kokį papildą. Pirmiausia, nueit pas gydytoją tyrimus pasidaryti. Tas pilvo pūtimas kartais gali būti toks ir visai, ne tik, kad nekaltas, bet ir gali būti rimtos ligos signalas. Startuoja Gastro paprastai tinklalaidė ir aš, laidos vedėja, gydytoja gastroenterologė Evelina Ruibienė, kartu su pašnekovais kiekvienos laidos metu aptarsim tai, kas yra svarbiausia apie virškinimo sveikatą, svarbius klausimus, iššūkius sprendžiant tuos klausimus, sprendimo būdus, patarimus, paneigsime mitus, taip pat aptarsime vyruojančias madas ir tendencijas, ar jos iš tiesų veikia ir kada jau atėjo laikas kreiptis į gydytoją, bei visus kitus svarbius ir aktualius klausimus, kuriuos turime žinoti kiekvienas iš mūsų. Tai neatsitiktinai šiandien mūsų laidoje dalyvauja gydytoja, šeimos gydytoja Kristina Lebedevaitė. Labas, Kristina. Labas, Evelina. Tai būtent šiandien ir pakalbėsim apie tas dažniausias, aktualiausias virškinimo problemas, dėl kurių žmonės kreipiasi į šeimos gydytoją. Taip pat paliesim mitus, kurie vyrauja visuomeniai, šiek tiek paliesim ir prevencinės programas ir, kaip sakau, šitoje laidoje pasiliksim tą tokią vyšnę ant torto. Tai kas yra nauja nuo sausio 1 dienos ir ką yra svarbu žinoti kiekvienam iš mūsų. Tai gal pradėkim tada nuo tų virškinimo negalavimų, dėl kurių žmonės dažniausiai ir kreipiasi į šeimos gydytoją, kai, sakykime, patys galbūt nesusitvarko arba tai kelia nerimą. Kokios dažniausios tos problemos yra? Išskirčiau keletą grupių. Pirmoji tai būtų, kai žmogus suserga ūmiai ir kai jam reikia pagalbos čia ir dabar. Tai pavyzdžiui, dažniausias yra vėmimas, viduriavimas, pilvo skausmas. Tai tokiu atveju pacientas tikrai labai greitai kreipiasi į šeimos gydytoją dėl to, kad jam reikia padėti geriau pasijausti. Ir kitas klausimas, kas labai siejasi irgi su šeimos gydytojo darbu, tai tokios būklės pacientas jisai negali eiti į darbą, dėl to jam reikalingas ir nedarbingumo pažymėjimas. Tai šios pacientus tikrai labai dažnai matom, nes jie labai greitai kreipiasi tam, kad galėtume padėti. Kita grupė pacientų yra, kai ateina jau dėl lėtinių simptomų, kai pasakoja, kad skauda pilvą, mėnesį laiko, užeina, praeina, tada jau pasako, kaip keičiasi intensyvumas laike, taip pat skundžiasi ir refliukso simptomai, sako graužia, krenkštimu, taip pat ir vidurių pūtimu. Tai turbūt kalbant apie virškinimo problemas, tai tokie pirmi simptomai, dėl kurių dažniausiai ateina žmogus. Tai tokia būtų kaip gan dažna netgi ligų tokių problemų grupė, viena iš tokių pagrindinių turbūt šeimos gydytojo darbe, su kuo tenka susidurti. Ir tada kyla natūraliai klausimas, ką jūs kaip šeimos gydytojai jau galite padaryti tam pirminiam lygyje, kokius tyrimus galbūt galite padaryti, gydymą paskirti, esant vienai ar kitai tai problemai, kiek jūs savo normų ribose, kiek jūs galite padėti, kad išspręsti tų klausimų, nes pripažinkim, kad jūs esate tie pirmieji ir tie pagrindiniai gydytojai, kur ir pirmiausia kreipiasi ir kur tikrai galite nemažai daug ką padaryti šitais klausimais. Pirmiausia, kai ateina ūmiai susirgęs pacientas, tai mūsų pirmas darbas yra atskirti, ar tai yra urgentinė būklė ar ne. Ar mes ją galim patys gydyti, ar galbūt reikia žmogų siūsti jau į skubios pagalbos skyrių, nes jam reikalingos tam tikros intervencijos, operacijos ir panašiai. Tai tą sprendimą reikia priimti vizito metu, apsižiūrėjus pacientą. Ir jeigu atsiranda kažkokių tai įtarimų dėl ar tai ūmus apendicitas, ar ūmus cholecistitas, tokios būklės, kurios reikalauja čia ir dabar sprendimo, galbūt ir intervencijų, tai tada tokius pacientus
apklausiam, apžiūrim, jeigu reikia pasidarom vietoj, tarkim, ką galim uždegiminius kraujo rodiklius, pasižiūrim ir jeigu tikrai yra įtarimas dėl ūmios ligos, tokiu atveju tikrai nukreipiam skubiai chirurgo konsultacijai. Na, o jeigu apsižiūrėjus pacientą, įsivertinus jo visus gyvybinius parametrus, matom, kad tikrai jam į ligoninę šiuo metu vykti nereikia, tuomet taip, mes galim pasidaryti kraujo tyrimus dėl uždegiminių pakitimų, galim įsivertinti kasos funkciją, kepenų rodiklius, atlikti šlapimo tyrimą, kuris irgi yra labai informatyvus ir rodo tam tikrus pakitimus. Taip pat galime atlikti įvairius išmatų tyrimus. Tai gal tai nėra taip aktualu ūmiai susirgusiam pacientui, bet jeigu mes turim lėtinį, su užsitęsusiais simptomais žmogų, tai tikrai galime atlikti išmatų tyrimą, pasižiūrėti, kas ten vyksta. Tai mums padeda diferencijuoti, į kurią pusę toliau judėti su to pacientu. O kokius išmatų tyrimus gal galėtum truputėlį sukonkretinti? Gali šeimos gydytojas padaryti, ar visus ten jau tokius plačius, ar kažką konkrečiai galėtum įvardinti? Tai galim daryti tą paprastą koprogramą, kur pasižiūrim, kaip suvirškinta yra maisto visi likučiai, mums parodo uždegiminius pakitimus, taip pat galim pasidaryti dėl slapto kraujavimo iš žarnyno, irgi tyrimai tai parodo, taip pat greitieji rota noroadenovirusai, jeigu yra viduriavimas būtent, taip pat galim ir pasėlius jau dabar pasimti, kad mums tada padeda irgi diferencijuoti, ar tai visgi yra kažkokia bakterinė žarnyno infekcija, ar galbūt tai yra tiesiog kažkokios kitos priežastys. Na ir žinoma, Helicobacter pylori antigeną išmatose taip pat galim pasidaryti. Tai visai nemažai iš tiesų. Ne tik apsiribuojam to paprasto išmatų tyrimų, ko programa, ką tu ir įvardinai, kur mes galim ten pamatyti, ar ten suvirškinta ar nesuvirškinta, dar ir parazitus ir visokius mėliagrybius galim įvertinti, bet ir plačiau pagalvoti apie kitas galimas tas priežastis. O nebūna tavo šeimos vis tiek gydytojo darbe, tavo kabinete tokių atvejų galbūt, kur į tave kaip ir kreipiasi dėl tų virškinimo problemų, kurios užsitęsusios, vargina ir jau reikia tos pagalbos. Ir ar nebūna tokių situacijų, kad žmonės sako, ne, man čia nereikia jūsų ištyrimo, jūsų gydymo, jūs čia man tik siuntimą parašykit pas gydytoją gastroenterologą ar ten chirurgą ar kitą specialistą ir aš ten keliausiu. Ar nebūna tokių atvejų ir jeigu būna, tai kaip tu pati sprendi tos klausimus nuo savęs ir dėl ko taip yra, dėl ko žmonės iš karto prašo siuntimo, o ne, sakykime, šeimos gydytojo ištyrimo, nes kaip ir matom, galite jūs tikrai labai daug visko padaryti. Kodėl taip yra? Ar iš vis pasitaiko tokių atvejų? Manau, čia yra keletas priežasčių. Galbūt tai iš tų senesnių laikų atėjo tam tikros mados, kad jeigu man skauda skrandį, man reikia pas skrandžio gydytoją. Jeigu man skauda galvą, tai man reikia pas neurologą. Ir tas šeimos gydytojas toks kaip nukreipiantysis viena ar kita linkme, tai šiuo atveju parašantis siuntimą. Galbūt kažkuriuo metu toks modelis ir buvo geras, bet dabar iš tikrųjų mūsų ir rezidentūros metais ruošia ir mes tikrai galim daug dalykų išspręsti patys. Ir kitas dalykas, mes galim specialistui nusiųsti jau šiek tiek paruoštą pacientą, ne visiškai be nieko, tokį pirminį, bet jau su kažkokia informacija. Tai mano darbe tų pacientų tikrai visokių pasitaiko. Negalėčiau dabar procentaliai išskirti, nes visai būna. Galbūt pradžioje, kai pradėjau savo gydytojos karjerą, buvo šiek tiek sudėtingiau juos įtikinti, kad aš galiu irgi kažkuo padėti. Ypatingai, jeigu žmonės yra vyresnio amžiaus, tai nepatikliai žiūri ir galvoju, aš geriau žinau, ko man reikia. Na, bet aišku, laiką eini su pacientu į pokalbį, tą kontaktą, siūlai planą ir ką aš mėgstu daryti su savo pacientais, tai visada susidėlioti veiksmų planą. Ir jeigu ateina su prašymu, kaip pavyzdys gastroenterologo konsultacija, arba sako, siųskit mane skrandžio tyrimui, tai aš visada sakau, gerai,
nusiųsiu, bet mes dar turime pasidaryti tam tikrus dalykus, nes kaip ir kardiologui be lipidogramos negaliu nusiųsti paciento, nes tai yra vienas iš privalomų dalykų, tai lygiai taip ir kitam specialistui, tai yra ir pagarba tam konsultuojančiam gydytojui, kad neparašys įsiuntimą, noriu konsultacijos arba skauda pilvą, viskas. Svarbu surašyti tą visą anamnezę, išsiaiškinti, galbūt jam tik atrodo, kad tai yra pilvo reikalas, galbūt išsiaiškinus paaiškėja, kad tai yra inksto akmenligės priepuolis ir visiškai kito specialisto tuomet reikia. Tai stengiuosi eiti į tą kompromisą, nes tikrai yra pacientų, kuriuos matai, kad ateina su tikslu gauti siuntimą ir tu jo neperkalbėsi. Tai žinau, kad galiausiai jis vis tiek to siuntimo prašys, reikalaus, norės vienaip ar kitaip. Tai tada tokiu atveju einu į kompromisą, kad sakau, žiūrėkit, vis tiek mes dar turim pasidaryti tam tikrus žingsnius, tarkim, ten rytoj ateinat pasidarot kraujo tyrimus, atnešat išmatų mėginių, šlapimo tyrimą, poryt įsivertinam rezultatus, na ir tada jau mes ten kažkur rašom siuntimą. Tai dažniausiai žmonėms šitas tinka ir po to, po tyrimų, dažnai būna, aš iškart pasiūlau, žiūrėkit, aš matau, kad jums yra taip ir taip, tai mes gal galim pradžiai padaryti tokį variantą, tarkim, su gydymu. Na ir po to, jeigu jums nepadės, tai tikrai man negaila išrašyti siuntimą pas specialistą, nes žinant, nepapulsi pas specialistą rytoj arba poryt. Laukti reikia. Pas gastroenterologus eilės irgi yra nemažos. Taip, bet kai kurios specialybės, pavyzdžiui, pas LOR, kaip įsijungia sveikatą, tikrai galima kartais ir sekančiai dienai papulti, gauti tą vietą, bet kai kurios specialybės tokios, kurių reikia palaukti. Ir tai yra normalu, viskas suprantama, bet tokiu atveju tada pasiūlo pacientui tą variantą, kad kol jūs lauksit, tarkim, ten tuos 2 mėnesius, tai mes galim jau pabandyti kažką ir jūs nueisit pas specialistą jau su informacija, kad dariau tą, nepadėjo, ieškom problemos kažkur kitur. Aš norėčiau tau irgi paantrinti ir tokį kaip komentarą net pridėti galbūt, kad aš manau, kad ir sveikatos sistemai ir turėtų būti pats pagrindas, būtent tas pirminis lygis, ar ne? Šeimos gydytojas, nes jūs tikrai, kaip ir sakai, galit jau nukreipti, ar tai yra ūmi būklė ir jau reikia ten važiuoti į priėmimą ir ten galbūt kažkokia operacija nusimato tulžies pūslės ten ar dar apendicito, o galbūt tai vis dėlto turim laiko ir galim daug tų tyrimų pasidaryti. Tai gal ir eilės čia tada pas specialistus sumažėtų ir nebūtų tokios didelės. Jeigu tikrai kartu bendradarbiaujant su pacientu būtų sprendžiami šitie klausimai. Kitas dalykas, man irgi kaip gydytojai gastroenterologai labai smagu ir labai fainai, kai gaunu siuntimą, kuriame yra padaryti visi tie reikiami tyrimai, kraujo, ten pilvo organo echoskopija, dar kažkas papildomai, ką jūs galite ar ne savo ribose padaryti. Nes tada iš karto pokalbio metu su pacientu ir pažiūrėjus į siuntimą jau irgi dėliojasi tam tikros mintis, kas čia dar galėtų būti, negu gauti siuntimą, kuris tikrai yra tuščias ir parašyta prašau konsultuoti, taškas. Net nesupranti dėl ko ir kaip, o tikrai pripažinkim, kad yra pacientų, kurie nėra labai kalbūs ir nėra labai šnekus ir kartais reikia išgauti tą informaciją, tai dėl ko dabar čia jumis siuntė. Tai sako, jūs atsidarykite ten sveikatą, ten siuntime parašyta. Čia toks tradicinis toks klausimas. Taip. Tai labai svarbu tas toks bendradarbiavimas tiek su pacientu, tarp šeimos gydytojo, tiek ir mums, kaip ir gydytojams specialistams, labai tikrai smagu, kai mes gauname tos informacijos papildomos, tam, kad galėtume laiku nustatyti, diagnozuoti ir paskirti tą gydymą, o ne dar papildomai kartais užtrukti dar ilgiau ir iki tos diagnozės, kada mes jau nustatysim. Dabar pereinant prie tokių gal konkretesnių tada tų virškinimo problemų, turbūt nesumeluosiu, kad su refliuksu tai tikrai tenka susidurti savo praktikoje ir kaip dažnai, kaip jūs sprendžia tos klausimus iš savo kaip šeimos gydytojo pusės? Ar yra tokie, pasakymai, kartais girdžiu ir iš pacientų, tai man sakė, ten pagerk omeprazolio ir tau čia praeis ir paleidžia tą pacientą su to omeprazoliu 10 metų. Kaip iš tiesų turėtų būti? Ar tikrai pakanka vien tik tais paskirti tą vaistą ir sakyti žmogui, tu čia gerk visą gyvenimą ir čia tau tas refliuksas taip ir susikoreguos? Ar čia tikrai yra ta esmė viso to?
čia, manau, galima iš dviejų pusių pažvelgti šią situaciją. Kadangi mes sprendžiam 80% visų sveikatos problemų, tai čia yra labai greitas sprendimas. Atėjo pacientas, kyla rūgštis, parašė omeprazolio, jisai sugėrė, tarkim, tam kursą, jam praėjo ir jis nebegrįžo dėl to klausimo ir tai yra labai lengvai išspręsta problema. Jis atėjo su klausimu, aš jam daviau rekomendacijas ir turim pagerėjimą. Bet idealiu atveju, galbūt taip sakyčiau, vis tiek reikėtų, manau, išsiaiškinti tą priežastį, kiek laiko tai kankina. Tikrai pradėjus aiškintis, paaiškėjo, kad tai jau ne pirmas kartas, tai jau kažką bandė, kažkuo gydėsi, kažkas patarė kažką. Tyrimai tuo klausimu nedaryti. Arba, sako, prieš 20 metų dariau ir tu nežinai, kas ten darosi. Tai, gerai, aš paskirsiu tą omeprazolį, bet o gal ten yra ezofagitas, gal ten yra opa, gal ten ta pati piliori, ir po to jau kaip sakant, ant viršaus darant tos tyrimus, vėlgi toks, kažkaip atrodo, ne iš tos pusės viskas pasidaro. Tai žiūriu, aišku, visą laiką pagal situaciją, stengiuosi laikytis to nuoseklumo, bet aišku, būna tokių pacientų, kurie tikrai gyvensenos keisti nenori, apie mitybą, aš viską žinau, aš viską bandžiau, man nieks nepadėjo. Ir, tuomet supranti, kad tas žmogus, jisai nori to greito sprendimo, tos tabletės, kurią išgėrė ir toliau gyvena, užsiema savo reikalais ir nieko nekeičia. Tai tam reikia laiko, bet reikia ir paties žmogaus noro ir sąmoningumo, kad visgi susimąstyti, palaukit, čia kažką reikia keisti, kodėl man vis taip darosi. Jeigu kalbant tik tai būtent apie pačius simptomus, ar ne, tai Aš manau, kad vis tiek refliuksas yra tokia lėtinė būklė dažniausiu atveju. Jeigu tai yra vis tiek nesukelta dėl išvaržos ten stemplės skrandžio, kai tas vožtuvas neužsidaro, tas turinys nuolatos kyla, bet ta lėtinė būklė, su ja reikia išmokti gyventi. Ir vaistai dažniausiu atveju, jie būna toj trumpalaikiai tokioj perspektyvai, kad pagerėja, paūmėjimas kaip ir nuėjo, bet po kažkurio laiko vėl, jeigu tu nieko nekeiti, nieko nedarai. Ir ką ir tu minėjai, sako, jau aš čia žinau, kaip aš čia maitinuosi ir kad aš čia sveikai maitinuosi ir čia aš jau viską išbandžiau, bet kai tu užduodi žmogui tiesiog elementarų klausimą, o tai kąsnį, kiek jūs kartų kramtot. Ir tada taip pasimeta žmogus ir sako, 3-4 ten kartus, tai tą 3 reikia padauginti iš 10, kad būtų jau geras tas kramtymas. Tai atrodo tokie kaip ir pamiršti, bet elementarūs, bet kartais gyvenime sudėtingai įgyvendinami dalykai. Kai dabar toks didelis greitas tempas, tas mūsų gyvenimo būdas, visur skubam, lekiam ir atrodo, nėra laiko, kada čia pavalgyti, tai čia greitai kažką tais per 5 minutės. Ir po to gaunasi, kad tam skrandyje vargšas skrandis turi atlikti dantų darbą, savo darbą ir tikrai, gali būti nemalonus refliukso simptomai, deginimai ir neužkrūtinės atpilimai, kažkokie netipiniai tie simptomai, bet vis tiek, reikėtų, kad žmogus derintų tą medikamentinę, aš manau, gydymą su savo mityba, su savo gyvensena, vengti tų provokacinių veiksnių, kas provokuoja tos simptomus. Ir, žinai, dar būna tokių situacijų, aš manau, ir tu pati susiduri, kad sako, ai, man čia tie vaistai, čia tie tos mitybos, aš geriau kokį obuolių actą išgersiu arba sodą. Koks tavo požiūris šitų klausimų? Čia efektyvu, čia gerai, čia ilgalaikiai perspektyvoje gerai tai yra skrandžių stempliai? Aš tokių klausimų sulaukiu įvairiom temom. Tai išklausiu, ką jūs manot apie ten, tarkim, obuolių actą ar linų sėmenų aliejų, dar ten įvairių, sakau, pirmiausia, aš nesu liaudies medicinos atstovė, aš nesu tiek įsigilinusi, galbūt ten ir yra tam tikrų gerų patarimų, bet aš jų neišmanau. Aš truputėlį kitos medicinos atstovas esu. Ir, iš tikrųjų, nepritariu pacientams, kaip jie pradeda pasakoti savo eksperimentus, kaip sodą gesina ir geria, kad skrandis pradėtų dirbti. Tenka pasakyti iš tikrųjų, kad tai nėra gerai, bet yra tokių žmonių, kurių tu matai, kad tu jų neperauklėsi, tai tiesiog
sakau, žiūrėkit, mano pareiga yra jūs informuoti, kad tai jum nepadės, kad tai galit pasidaryti dar žalos. Bet, sakau, aš žinau, kad prie jūsų nestovėsiu. Ir namuose nesekiosiu jūsų ir negrumosiu pirštu, kad taip nedaryt. Bet, nes esat suaugęs, sąmoningas asmuo. Aš dabar, bekalbant mums kartu, prisiminiau vieną istoriją, kaip pas mane atėjo vyriškis ir sako, šiaip tai aš gerai jaučiuosi, viskas man čia kaip ir gerai, bet, sako, žmona, ateik, tu pasirodyk, nes, kažkoks įtarimas kilo su kriauklė. Sakau, o prie ko čia ta kriauklė? Sako, aš čia nusipirkau ten kažkokį influencerę, tam, žodžiu, reklamavo kažkokį tirpalą, ten dabar aš tiksliai nevardinsiu to pavadinimo ir geriau nereikia žinoti, bet sako, čia man kartais pakyla rūgštis, lyg jaučiu gumulą kažkokį gerkliai ir aš kažkaip pagalvojau, man visai patiko tai, ką jinai ten pasakojo ir aš įsigijau tą tirpalą ir pradėjau gerti. Ir vis tą likutį, ten mažas tas buteliukas, įsipili, išgeri ant tuščio skrandžio ir eini savo ten toliau gyventi. Ir žmona sako, kas tai kriauklė yra, kodėl ta kriauklė pakeitė savo spalvą. Sako, nežinau, ir po to kažkaip tais jiems susivedė, kad jis visą laiką tą likutį išpila ir nenuskalauja tos kriauklės. Žinai, irgi skuba, lekia viską. Ir tu net neįsivaizduoji, ką aš ten pamačiau, įėjus į stemplę, tai, žinai, kaip atrodo raudona mėsa. Tai kažkas panašiai. Ir aš sakau, jūs tikrai gerai jaučiatės? Sako, taip, o tai kas ten yra? Ir teko žmogui paaiškinti, kad tu žmogau net nežinai, ką tu vartoji. Ten net nėra sudėties iš tiesų parašyta. Bet jis ant tiek patikliai į tai tikėjo, kad tai gali jam padėti sukontroliuoti tos refliukso simptomus, kad jis pasikliaudamas tiesiog kažkieno nuomonę pradėjo vartoti. Tai aš visada sakau, pirmiausia, nepakenkti. Ir tikrai įsitikinti, ar tai yra saugu daryti. Tas pats ir su obuolių actu, su soda. Gali būti trumpalaikis kažkoks efektas, kad pagerės, bet ilgalaikiai perspektyvai dažniausiai mes turim pažeidimus, randinius visokius pažeidimus, erozijas turim. Tai aš nežinau, ar čia yra toks, sprendimo būdas, bent jau man taip atrodo. Aš manau, kad dabar mes gyvenam tais laikais, kai yra tikrai medikamentinių priemonių, kurios gali įsigyti vaistinėje, kurios yra patikrintos, kurios yra saugios ir kurios tikrai padeda. Galbūt buvo laikai, kai nebuvo prieimo prie vaistų, antibiotikų reikėdavo gauti tik tai per pažįstamus ten vaistininkus kažkokius. Dabar yra visai kita situacija ir nebūtina tų buitinių produktų viską gerti, vartoti, jie yra skirti truputėlį kitiem dalykam. Bet pripažinkim, kad tos dezinformacijos apskritai labai daug yra. Daug tų kaučerių ar ne, ten subjektyvių vyriausių nuomonių. Kaimynas ten sakė, tu čia pagerk, čia padės. Arba ten draugas, pažįstamas, artimas netgi žmogus. Tu pagerk, bet ar iš tiesų tai, kas kažkam tinka, žinai, kaimynui, draugui, pažįstamui, ar ten iš vis kažkokiam tais influenceriui, tai nebūtinai tinka tam žmogui. Gal tai gali netgi jam pakenkti. Tai tokiu atveju aš manau, kad vis tiek gal reikėtų pasitarti su šeimos gydytoju pirmiausia. Taip. Ar tai yra tikrai saugu. Galų gale, jeigu šeimos gydytojas, aš manau, kad sako, kad čia yra alternatyvi medicina, aš galbūt tiek nesu įsigilinus, nežinau, gal tada nukreipti pas žmonės, kurie, žino, supranta apie augalus, apie tas alternatyvas, apie homeopatiją ir tiesiog aptarti, ar tai iš tiesų yra saugu, ar tai daugiau yra produktas, kurį nori parduoti, tam, kad parduoti. Pritariu, žinok, tikrai, nes nori visi atsakymo, tarkim, iš šeimos gydytojo įvairiausiom tematikom. Aš kartais pasijuntu, kad aš turiu būti kaip Google, tiesiog viską žinau. ChatGPT. Kažkas tokio, bet pradžioje man tai labai keldavo stresą, bet po to aš su laiku truputėlį vis tiek supratau, kad aš neprivalau visko žinot ir aš to nebijau pasakyti, nes iš tikrųjų žmonės tą vertina, kai tu pasakai, aš nežinau,
vietoj to, kad bandytum kažką išmastyti, man taip atrodytų, kaip sakant, bandai kažkokį atsakymą numest, kad tik tai daugiau tavęs netrukdytų. Tai kalbant konsultacijų metu, nesvarbu apie kurią, ar virškinimo, ar kardiologinę sistemą, ar vaikų kūdikių priežiūrą, jeigu aš nežinau, aš ir pasakau, kad aš tikrai nežinau ir net nebandau svarstyti, kaip sako, bet tai gal čia nėra blogai, aš nežinau. Taip. Ir noriu to, kad kažkuriuo metu tu vis tiek pasakytum, ne, tai nėra blogai, viskas, gavau patvirtinimą, vadinasi, man leido. Taip, nes žmogus gali vyriai interpretuoti, kad jis kartais ir ateina netgi tavo pritarimo. Ar jis gali tą vartoti, ar negali vartoti. Ir aš manau, kad mes ir negalim visko žinoti. Vis tiek savo kažkokiose sritise žinom pakankamai, bet yra ir kitos sritis, kur tiesiog reikia arba ten su kolegom pasikonsultuoti, ar kažkur nukreipti, ar ne pas kitą specialistą, kad iš tiesų tą informaciją patvirtinti arba paneigti. Tam, kad išvengti po to klaidų. Ir irgi, ką aš pati savo praktikai pastebiu, su ta pačia Helicobacter pylori bakterija, su skrandžio bakterija. Kai chirurgas sako, kad čia normali flora ir tau čia nereikia naikinti, čia visi mes čia turim ir žodžiu, čia nieko to blogo nestiks, tada kyla man tas klausimas, aš būdama kaip gydytoja gastroenterologė, nesakau žmogui, tu neoperuok apendicito, nes čia gali kažkas tai pasibaigti negerai. Aš manau, kad mes vis tiek savo ribose ką žinom geriausiai, turim ir ištransliuoti žmonėms, bet, kaip sakau, neužsiimti būti visų galų meistrais ir sakyti, kad ne, čia aš žinau geriau ir tu čia taip nedaryk, nes bus tas ir tas. Tai mes tiesiog po to žmogų suklaidinam, aš manau. Ir pripažinkim, kad ir tarp kolegų netgi kartais būna tas nesutarimas, viena ar kita nuomonė, tai čia operuota tulžies pūslė, tai čia neoperuotos tulžies pūslės. Tai vis tiek, jeigu tu nesi įsitikinęs iki galo, aš manau, kad paciento atžvilgiu tikrai yra saugiau geriau nukreipti pas tą, kuris žino. Būtent aš labai tau pritariu ir vėlgi, aš kaip šeimos gydytoja dirbanti Kaune, jau tiek metų dirbdama pastebiu, kur aš galiu nukreipti pacientą, konkrečiai, tarkim, gastroenterologas. Manęs visą laiką klausia, tai kur man eiti? Ką jūs rekomenduotumėt? Tai mes siūsdami pacientą, mes pagal visus teisės aktus privalom nurodyti 3 gydymo įstaigas, į kurias siunčiu, tarkim, polikliniką, ligoninė, ir kažkokia galbūt privati įstaiga, kaip pavyzdys. Ir žmogus tada renkasi, bet manęs vis tą klausia, daktare, ką jūs rekomenduotumėt? Ir su praktika ateina tas, kad aš žmogų siunčiu specialisto konsultacijai, nes man reikia pagalbos, nes aš nebežinau, ką su tuo pacientu daryti. Kuria kryptim judėti, kokius vaistus, tarkim, paskirti. Man reikia kolegos patarimo. Ir tikrai būna tokių atvejų, kai žmogus pareina atgal, tu pasižiūri tą atsakymą į siuntimą, nėra informacijos, gydymas paliktas tas pats, nekoreguotas ir pasako, tau viską paaiškins šeimos gydytojas, aš atsidarau e-sveikatą, ten irgi toliau BPG arba ŠG priežiūra ir taip sėdi. Ir to žmogaus gaila, nes jisai gaišo savo laiką, jisai tvarkingai užsiregistravo, laukė, nuėjo. 2-3 mėnesius. Taip. Ir tada jisai sako, tai daktare, ką toliau? Ir aš sėdžiu ir aš suprantu, kad, tai buvo niekinė konsultacija ir man labai, labai dėl to liūdna būna. Tai, aišku, gal, kaip pasakyti, nėra gerai turėti savo kažkokius gydytus favoritus, bet aš žinau, kad nueis pas tą žmogų, jį tikrai normaliai sužiūrės, atsakys tuos klausimus, sudėlios kažkokius patarimus, gydymo planą ir jisai pareis su tuo atsakymu man, kad aš jau toliau žinau, ką su juo veikti. Nes siunčiu dažniausiai tai dėl to, kad jau kai man baigėsi idėjos, kai baigėsi mano žinios, kompetencija, kad jau viskas, reikia man pagalbos. Ir dabar iš tikrųjų, po truputėlį yra kalbama, kad apie tas konsultacijas gydytojo su gydytoju. Tai aš manau, kad čia būtų labai didžiulė nauda, nes kartais paties paciento ir nereikia. Kai viskas padaryta, tiesiog reikia įžvalgų ir kaip kitose šalyse yra
pirmiausia gydytojas su gydytoju pasitarė. Ir jeigu specialistas mato, kad visgi jam reikia pamatyti tą žmogų, tuomet jisai pasiskiria tyrimus, po tų tyrimų ateina pacientas, na ir toliau jau jisai jį konsultuoja. Bet kartais mes viską turim, mums reikia tik tiesiog kažkokios žodinės konsultacijos. Čia kaip ir tokia kaip telemedicina būtų, tokia kaip nuotolinė, ar ne, pasitarti su kolega su kolega. Taip. Tai aš manau, kad tai yra tikrai vienas iš tokių sprendimo būdų, tau tikrai pritariu, kad netgi išvengti tų galbūt ir eilių klausimo, ką mes ir kalbėjom, kad taip, daugybė klausimų, apie 80%, ką ir minėjai, turėtų vis tiek šeimos gydytojas spręsti ir likusią dalį siūsti specialistam, jau mes sumažinam tos eilės ir tada kitas tas sprendimo būdas galbūt telemedicina, kad mes pasitarėm tarpusavyje ir išvengiam tų 2-3 mėnesių. Taip, yra situacijų, kur mes turim matyti tikrai žmogų, turim viską įsivertinti, turim padaryti tos papildomus tyrimus, tai natūralu, kad jis turi atvykti, bet galbūt dalį tą pačią helikobakter pylori bakteriją gydymo, apsprendimo, kai tikrai kyla klausimas, gal tikrai yra pravartu geriau pasiskambinti su gydytoju gastroenterologu, apsitarti dėl tos gydymo schemos ir šeimos daktaras kuo puikiausiai gali paskirti ir pradėti gydymą, negu žmogui dar laukti ten 2-3 mėnesius, kol prieis dėl atrodo, tokio kaip ir elementaraus, bet kaip ir ne visai elementaraus klausimo. Tai manau, kad tas tikrai yra labai svarbus bendradarbiavimas, kaip ir minėjau, iš jūsų mums ar ne gauti irgi informacijos, o jums iš mūsų gauti informacijos, nes tam jūs ir siunčiat, kad tiesiog jau padarėt viską ir norit sužinoti papildomai, ką toliau daryti su to žmogum, kaip jam padėti, nes jam negerėja. Taip. Tai refliuksas tikrai dažna problema, dėl kurios skundžiasi ir čia viskas yra svarbu ir ta mityba, ir gyvensena, ir medikamentinis gydymas, ir bendradarbiavimas, aš manau, tiek gydytojo su pacientu. Taip. O netenka susidurti su pilvo pūtimais, nes aš paskutiniu metu tai labai tokį dažną nusiskundimą pastebiu, pučia pilvą ir neaišku dėl ko čia pučia ir tas pūtimas užsitęsęs ir tai ne visada, būna susijęs su mitybiniais klausimais netgi. Taip. Galbūt tai gali būti kažkokios kitos priežastys, kaip tau atrodo, gal tu praktikoje dažnai kažką pastebi, kas dažniau vyrauja, kas dar šalia to pilvo pūtimo gali būti ir kada jau čia, sunerimti, kad jau tas pilvo pūtimas yra kaip ir, jau aliarmas, galbūt dar kažką papildomai daryti, kad tai nėra šiaip savo kažkas tai. Taip, pilvo pūtimas dažnai būna ir taip pat nusiskundimų sąraše. Vėlgi, kartais pacientai jį pažymi kaip patį pirmąjį. Jaučiuosi išsipūtus. Mano pilvas visada kietas. Arba būna nusiskundimai, tarkim, degina, viduriuoju užkietėja, bet kai pradedi klausinėti, tada pasirodo, paklausiu, ar pučia pilvą, sako, o jo, labai. Tai tų priežasčių visokiausių, pradedi tiesiog gilintis, o tai kada jums užėjant? Gal jūs pastebėjot kažkokią sąsąją su kažkokiu konkrečiu maisto produktu? Galbūt su kažkokiam, tarkim, darbo dienom yra vienoks mitybos režimas, savaitgaliais kitoks, atostogų metas, vėlgi galbūt kažkokie kiti namai, kuriuose valgai. Tai yra labai daug informacijos, kuri padeda truputėlį nukreipti, kad ar tai yra jau grinai tik dėl maisto, ar yra ir kitos priežastys, ta pati pylori bakterija, vėlgi ir dirglio žarnos sindromas gali būti įvairių priežasčių. Kitos patologijos, hipotirozė, vaistai vartojami įvairūs. Pamirštam šitą netgi. Taip, ypatingai, pavyzdžiui, yra psichiatriniai vaistai, jie tikrai lėtina ir vidurių darbą, ir automatiškai rečiau tuštinamasi, tas pilvas toks kietesnis, jį pučia atrodo. Taip pat yra labai svarbu ir kiti simptomai. Galbūt žmogus sako, aš jaučiuosi išsipūtęs, bet man krenta svoris. Kraujo tyrimuose galbūt anemija ryškėjanti, ar tai kepenų veiklos rodikliai blogėjantis. Kaip raudonas vėliavos jau netgi, sakykime, svorio kritimas. Taip, bet būtent ir aš pati dar kaip ir atliekanti ultragarsinius tyrimus, pas mane šitų pacientų ateina labai daug ir aš juos vis tiek klausinėjau, nors aš turiu padaryti tik tai tyrimą, aš vis tiek juos klausinėjau, tai kas negerai, tai nuo ko prasidėjo, nes vėlgi tai yra informacija man
Ir galiu pasakyti, šios savaitės turbūt buvo įvykis, kai moteris, neturinti dar 40 metų, skundžiasi pilvo pūtimu, sako, toks kietas, įsipūtęs ir atėjo pas šeimos gydytoją nusintė ultragarsiniam tyrimui ir ultragarsinio tyrimo metu randamas darinys kiaušidėj virš 10 centimetrų ir moteris liekna ir taip žiūrint netgi matosi ties pilvu toks kaip ir įsikišimas ir jis sako, pažiūrėkit, koks kietas pilvas. Ir aš jai paaiškinau, kad tai ne vidurių klausimas, tai pilve, bet tai nėra žarnynas ir pacientė buvo išsiųsta onkoginekologų konsultacijai. Tiesiog dirgina žarnyną ir sukelia tokį kaip vienintelį simptomą. Ir aš tau irgi norėčiau paantrinti, kad kažkaip iš vienos pusės ir labai liūdna, kad vis dėlto tos onkologinės ligos jaunėja, pripažinkim. Galbūt ir dėl tos geros diagnostikos, kad mes turim įrankius, kuriais mes galim nustatyti tas onkologinės ligas skirtingai negu anksčiau, sakykim. Bet irgi mano praktikoje irgi pilvo pūtimas, jauna moteris 29 metų, neseniai, ten kokie 7 mėnesiai po gimdymo ir jinai jau nėštumo metu ir prieš nėštumą skundės to pilvo pūtimu, buvo padaryta echoskopija, kažkokie židiniai lyg kepenyse, bet supranti pati, kad nėštumo metu dažniausiai vis tiek akcentuojamasi, kad į vaisių, kad viskas būtų gerai, kad nebūtų kažkokio persileidimo ir tas pilvo pūtimas, tai kam čia nepapučia to pilvo, ypatingai jeigu gimda dar didėja, tai gal irgi tirkina. Ir jai kažkaip po to gimdymo nepraėjo. Jei tas pilvo pūtimas progresavo ir jinai kreipėsi jau į gastroenterologą ir padarius jau tos tokius jau detalius labai tyrimus, išlindo restinės žarnos vėžys su išplitimu į kepenis. Tai tas pilvo pūtimas kartais gali būti toks ir visai, ne tik, kad nekaltas, bet ir gali būti rimtos ligos signalas. Tai kada, kaip tau atrodo, mes negalim ignoruoti? Kiek laiko turėtų užsitęsti tas pilvo pūtimas, kad jau, žmogau jau kreipkis į gydytoją ir galbūt pasityrinėk detaliau? Aš manau, galbūt tokio laiko neįtų įvardinti, nes, tai toks, to negalima, manau, pamatuoti, bet aš, pavyzdžiui, ką rekomenduočiau, kad kai jau matom, kad tai yra nuolat varginantis dalykas. Tai nėra tai, kad po švenčių buvo problemų su viduriais, bet grįžau į savo ritmą ir vėl man viskas gerai. Bet jeigu, kaip žmogus pats atžymi, kad valgau gerai, geriu skysčius, sportuoju ir vis tiek kažkas ne taip. Tada, kai jau taip patampa klausimu, kuris kasdien iškyla, o kodėl man taip yra, tai manau, kad tik tuo metu reikėtų apsilankyti pas gydytoją. Aišku, turim tokių pacientų, kuriem, kaip minėjai apie tą stemplę, kuriem viskas gerai ir jiem nekreipia dėmesio. Ir jie ten ir nejaustų, kol ten tikrai neatsirastų kraujavimas kažkoks tai jau. Taip, tai mes jų nepakeisim. Tokių būna ir manau, tikrai bus tokių pacientų, bet aišku, stebėti ir dėl tų kitų simptomų, kaip ir minėjau, tas nuovargio jausmas, svorio mažėjimas, kitų kraujo tyrimų rodiklių blogėjimas, būtent ir dėl neaiškios priežasties. Tai šitie dalykai dar vienas iš tų pagrindinių kraujas išmatose, kas šitas dažniausiai išgąsdina pacientus, bet ne visada. Turiu draugų dirbančių ir farmacijoje, būtent vaistinėse, tai pasakoja, kad pirmiausiai vaistininką kreipiasi. Ir sako, jie vis tiek turi irgi surinkti anamnezę, sako, pradedi klausinėti, o jūs buvot pas gydytoją? Nebuvau, bet duokit man žvakučių. Duokit man profilaktiškai probiotikų, duokit man kokį papildą, kad čia man nuimtų tą pilvo pūtimą, čia aš pas daktarus, kol čia prieisiu, tai čia... Būtent. Ir tada, tikrai, jeigu geras vaistininkas atsakingai dirbantis savo darbą, tai ir sako, žinokit, pirmiausia pas gydytoją, nes pas jūs čia neaiški situacija ir turite išsitirti, nes tiesiog aš jums neparduosiu nieko. O kaip tavo požiūris, jeigu čia palėtėm tos probiotikus, papildus ir pirmiausia, kad kreipėsi į vaistininką, koks tavo požiūris, ar tikrai reikėtų pradžiai iškart startuoti nuo probiotikų, kurie, pripažinkim, net ne visi ten turi labai svarius mokslinius tyrimus, ar nuo kažkokių papildų, ten labai dabar, žinai, madinga yra
žarnyno valymai, detoksai visokie, parazitų valymai ir taip toliau. Ar čia tikrai yra kažkokios apčiuopiamos naudos, ar čia daugiau kažkokia kaip spekulacija, kad neva gali padėti, bet iš kitos pusės labiau gali duoti daugiau žalos negu naudos? Na, čia papildų klausimas, tai jis, tikrai yra opus ir yra tikrai pacientų, kurie, jiem nereikia diagnozės, jiem nereikia tyrimų, ką man pagerti. Ir kai būna, pavyzdžiui, įvairios mugės, grožio mugė, ten kartu būna ir papildų. Ir jų klausimas, kokiu man papildų nusipirkt toj mugėj? O kas jums negerai, sakau, kad jums kažką reikėtų pirkti. Ir mano aplinkos žmonės irgi manęs klausia, kokius man papildus pagerti, ko pirmiausia, nueit pas gydytoją tyrimus pasidaryti. Ar iš vis jų reikia? Ar jų reikia, kokių jų reikia, kokiom dozėm. Galbūt tas vitaminas D bus tik profilaktiškai skiriamas, o galbūt jau jam reikia didesnių dozių. Šito nieks negali atsakyti be tyrimų. Tai apie žarnyno detoksus ir valymus aš iš vis tikrai esu detoksikuoja kepenis, oda, plaučiai, atlieka inkstai, atlieka detoksikacinę funkciją, jeigu rodikliai yra geri, kepenų, ten inkstų rodikliai visi, tai aš tai kartais irgi nesuprantu, apie kokį mes šitą detoksą tada kalbam. Galų gale grįžtant prie papildų, tikrai būna tokių situacijų, kai ateina pacientai su 12 buteliukų, skirtingų papildų, išsidėlioja ant stalo ir sako, ar aš čia gerai dabar vartoju, ar čia man čia dar gal kažko reikia. Ir tada tu pradedi žiūrėti tas sudėtis ir tu matai, kad ten nedubliuojasi, tos sudėtis sumuojasi. Ir pagrindinis simptomas būna pučia pilvą. Išgeriu net vandens, pučia pilvą. Tai gal pirmiausia reikėtų pradėti nuo to, kad tau nereikia žmogau tiek vartoti, nes visų pirma mes apkraunam ir savo kepenis. Ir mes net nežinom, ar apskritai mūsų žarnyno bakterijom reikia. Tai čia labai aktuali tema, kal tęsiant irgi apie papildus ir apie geležį. Nes jauni žmonės tikrai turi tokią tendenciją, kad hemoglobinas geras, bet labai žemas feritinas, geležies atsargos. Turbūt ir pati su tuo susiduri savo darbe, kad tarkim feritinas 10, 7, 12, dar toks šalia nuovargis, silpnumas, kažkoks mieguistumas, lyg prie žemės traukia. Tai ar iš karto reikia pradėti gerti geležies papildus čia pat ir dabar, ar vis dėlto reikėtų elgtis kitaip, gal paieškoti priežasčių, dėl ko tas feritinas toks yra? Taip, anksčiau, kai darydom tik bendrą kraujo tyrimą, tau hemoglobinas geras, keli išvestiniai dydžiai irgi normalūs, viskas tau gerai, valgyk gerai ir viskas, nebus jokių nusiskundimų. Bet diagnostikai gerėjant, atsirandant daugiau tyrimų, pradžioje feritinas buvo kaip kažkoks mistinis tyrimas, kurį tik hematologai ten kažkaip skiria. Tada, kai jau įsivažiavo mokami tyrimai, kai jie yra labiau prieinami pacientam, pacientai pradėjo jį atlikinėti savo lėšomis ir jau dažniau jisai atsidurdavo atliktų tyrimų sąraše. Na, o dabar nuo 24 metų spalio šitas tyrimas yra įtrauktas į šeimos gydytojų krepšelį ir mes jį galime atlikti. Pradžioje buvo galima atlikti tiem, kam įtari anemiją ir kuriem yra mažakraujystė anemija. Dabar nuo šių metų galima daryti ir tam, kam yra geležies stoka. Ir šitą tyrimą galima daryti nemokamai valstybės lėšomis 2 kartus per metus. Tai yra didžiulė pažanga, aš tai labai dėl to džiaugiuosi, nes tai duoda dar daugiau informacijos. Ir jeigu tu turi hemoglobiną tokį apie apatinę ribą, kaip ir dar normalus, bet, kaip tu sakai, feritinas, laboratorija duoda normą, tarkim, 6 apatinė riba, o pas žmogų 7. Ir sako, neraudonuoja tas atsakymas, viskas norma. Ir pasižiūrė, negerai. Tuomet yra pacientų tikrai, kuriuos turiu, sako, jau čia nuo vaikystės ištyrinėtas, tiesiog, tau taip būna ir tau reikia vis laiks nuo laiko tuos geležies kažkokį papildymą iš išorės duoti. Bet jeigu tai yra naujai atsiradęs dalykas, anksčiau visą laiką buvo geras feritinas, hemoglobinas geras, savijauta gera ir staiga pradeda vykti tokie dalykai, visada įkalbinėjau pacientus, nes yra tokių, kurie nenori, bet reikia patikrinti, ar nėra kraujavimo iš žarnyno, tas slapto kraujo testas,
tyrimas, endoskopija, ginekologija moteriam, miomos būna tikrai. Celiakija. Ta pati celiakija. Helikobakteris. Vat būtent ir hematologam parodom, jeigu vat. Atmestos tos kitos priežastis. Ir šitoj vietoj, aišku, pacientas kartais taip skeptiškai pažiūrė, kodėl man čia reikia, taigi tik pagersiu geležies ir pakils, bet tai bus tik sprendimas to skaičiaus, ar ne? Ir ne visada pakyla. Ir ne visada pakyla, bet jeigu mes norim žinoti priežastį ir ją šalinti, tai reikėtų jos paieškoti. Taip, pirmiausia. Ir tada lygiagrečiai galima ir tą papildą skirti. Taip. O kaip tau atrodo, kada jau yra tas feritinas, nežiūrint ten į tas normas, nes mes į normas negalim žiūrėti analizatoriaus, ten laboratorijos, kokia ta riba yra, kur jau yra žemas feritinas ir kur dar, kaip sakau, viskas kaip ir neblogai, rezervas tas yra. Ir ar tikrai reikia dar šalia feritino geležį tikrintis, kuri pakankamai yra labili, pripažinkim, ir ten gali vieną kartą būti pakilus, kitą kartą nusileidus. Ir pati, kokį siūlytum papildą geležies ir kaip vartoti žmogui, kuris turi tą žemą feritiną ir jaučia tos simptomus. Tai apie geležies tyrimą niekada jo neskiriu. Būna, kas atlieka ar savo ruoštų, ar tai būna kažkokio kito gydytojo, tarkim, paskirta. Nelabai kreipiu dėmesį, nes taip per daug yra labilus rodiklis ir dažnai turim kaip ir normalią geležį, bet mes jų atsargų neturim. Tai jeigu žmogus iš vakaro kažką daugiau pavalgė, tai ta geležis bus kaip ir gera. Bet tai nereiškia, kad jam jos netrūks. Tai šitas tyrimas, kaip hematologai per kažkurią konferenciją pasako, šitas tyrimas yra reikalingas, bet tik tai labai išimtinais atvejais, kaip jie seka, koks yra pasisavinimas, kartoja tyrimus, žiūri, ar pakilo kraujo koncentracija, bet tai čia jau yra išimtinai tik tai situacijai. O rutiniškai, kad tą daryti, tai ne, geriau tada feritiną tikrinam ir hemoglobiną, bet ne geležį. Apie ribas, vėlgi, čia žiūrint, koks pacientas. Jeigu mes turim moterį, tai mes žiūrėsim vienaip. Jeigu mes turim sportuojantį žmogų, jam bus visai kitos normos. Tai taip jau žiūrint į situaciją ir nusprendžiama. Aišku, yra tos gairės, pasižiūri, kad būtų bent jau 50 feritinas, bet dar, kas labai svarbu, yra ir simptomatika. Jis gali turėti feritiną, tarkim, 40, bet sako, man viskas gerai. Aš gerai jaučiuosi, man jokių problemų aš neturiu, tiesiog profilaktiškai pasidariau tyrimus. Tai galbūt ir nereikia tiesiog pasekti, bet būna, kur su tokiu ir plaukai slenka, dūsta, nemiga, nagai lūžinėja, nagai, odos problemos, tai tokiu atveju taip. Dėl papildo klausiai, vėlgi žiūriu, dažniausiai aš neturiu kažkokios firmos, kuri man patiktų. Jeigu mes gydom, skiriam vaistinį preparatą, kurį galim išrašyti, tabletinį, skiriam gydymą, prie anemijos jisai yra kompensuojamas. Jeigu kažkokiu papildai, tai žiūrim vėl pagal sudėtį. Visą laiką, sakau, pacientam reikia žiūrėti, kiek tos geležies toj tabletėje yra. Nes galbūt ten yra antiek juokingas kiekis, kad gerk negėręs, vis tiek nepakils. Kitas dalykas yra ir tokie, kurie mažiau dirgina virškinamąjį traktą, mažiau skrandį dirgina, žarnyną dirgina, nes būna vieniem labiau iškietėję viduriai, kitiem labai skauda skrandį arba rūgštis pradeda kilti, kiti kaip tik suviduriuoja. Tai vat kartais ta sudėtis irgi yra labai svarbu ir pasižiūrėti, gal rinktis tą, kuris mažiau dirgina tą skrandį, gal kokį su bisglicinatų, sakykim, negu tą tokį paprastą, nes tikrai pastebėjusi su, kad mažiau tas toks dirginimas yra. Dar minėjai, kad teko būti konferencijoje, kur hematologai skaito paskaitas medikams, ar neteko girdėti tokios nuomonės, kad kartais netgi geriau geležies papildus vartoti ne kasdien, bet vartoti kas antrą dieną, dėl to, kad kepinys yra ten fermentas, kuris blokuoja geležies pasisavinimą. Ar tokia nuomonė yra, vyrauja?
Taip, yra tekę tą girdėti. Na, bet galbūt savo praktikoje vis tiek išlaikau tą kartą per dieną, nes tai yra paprasčiau tiek pacientui. Tikrai neskiriu tam, kai būdavo irgi anksčiau, du kartus per dieną ar ten 3 kartus per dieną, priklausomai nuo stokos lygio. Tai galbūt išlaikau tiesiog tą vieną kartą per dieną dozavimą, kad pacientų nereikėtų galvoti, kaip čia man dabar susidėlioti, nes tai yra dienos ritualas ir aš manau, tokiu būdu yra didesnė garantija, kad tas pacientas tikrai suvartos. Vartojimo sėkmė visa. Taip. Ir rezultatas visas. Taip. Kadangi kalbėjom apie žemą feritiną ir užsiminėm vieną priežastį, tai ta skrandžio bakterija Helicobacter pylori, kuris sukelia lėtinį skrandžio gleivinės uždegimą, tai tikriausiai nesumeluosiu, kad vyruoja įvairiausių tų mitų, keletą iš jų jau pradžioje išvardinau, kad čia normali flora, nereikia naikinti, gydyti, čia jei neturi simptomų, tai tuo labiau, jeigu ten šeimos narys kažkoks serga, tu čia vėl užsikrėsi, neišsinaikinsi, gydymas labai sunkus, gal dar kažką tenka girdėti ir kaip manai, ar čia tikrai jau tokia nekalta ta bakterija, ar čia nereikia nieko su jie čia daryti, palikti šitai? Iš tikrųjų, visai neseniai turėjau vieną pacientę, kuri labai savo nuomonę gynė, kad čia mes nesąmonės darom, kad naikinam, taigi neišnaikinama. Čia yra tiesiog mūsų sugalvotas kažkoks triukas dėl vaistų vartojimo. Bet gal dažniau susiduriu su tuo, kad tikrai yra baimė, kad vienam radom, tai dabar mums visai šeimai reikia eiti tirtis ir vaikus tirti ir visiems dabar čia reikia gydytis. Tai, vėlgi kalbė apie tai, kad vaikai jau ten truputėlį kita situacija, o šiaip kiti namiškiai vis tiek pirmiau tyrimai, po to gydymas. Tai gal šitas dalykas, bet taip, pacientai būna, kad tikrai, sako, visko aš čia girdėjau, sakau, remintis rekomendacijom, kuriuo mes naudojame savo darbę, tai sakau, ją reikia gydyti ir ją reikia naikinti. Tai aš papildysiu tave, čia jau seniai aišku, kad yra pirmos eilės kancerogenas skrandžio vėžį, netgi ne maistas, ne genetika, ne kažkokie ten marinuoti agurkėliai, alkoholis ar rūkymas yra skrandžio vėžio pagrindinis rizikos veiksnys, bet būtent šita bakterija ir kuo daugiau žmogus laiko tą bakteriją, tuo daugiau ten visko pridirba. Ir aišku, iš karto gali ir tų simptomų nebūti, bet jeigu mes darom tyrimus, ką žmonės dažnai mėgsta tas pilnas paletės pasidaryti su visais vėžio markeriais ir bakterijom, tai jeigu jau randam, tai reikia gydyti, kol dar nėra tų tokių rimtų problemų, pažeidimų ir kol dar tie simptomai neatsiradę. Jeigu jau atsiradę, tai vienareikšmiškai. Aš manau, kad ta tokia nuomonė kartais ir tarp mūsų, ir tarp šeimos gydytojų, ir tarp kolegų atsiranda gal tokia dviprasmiška dėl to, kad mes kartais, kai gydom bakteriją šitą skrandžio, mes kontrolinį testą netą pasirenkam. Ir tikrai aš dar vis pastebiu, kad po gydymo vis dar renkamasi kraujo tyrimą daryti, serologinį, kuris nėra tikslus, nes tie antikūnai, tik jie gali ten ilgą laiką kraujai išlikti ir aš kartais esu pastebėjusi ir metus, ir 2, ir dar ilgiau išlieka. Tai tokiu atveju aš manau, kad tiesiog reikėtų pasirinkti teisingą kontrolinį testą, ten ar iš išmato, ar kvėpavimo testą, kuris jau ten labai yra tikrai specifiškas ir net nebejoju, kad apie 80% atvejų ten iš pirmo karto išsinaikina tą bakteriją. Aišku, tie atvejai, kur neįsinaikina, tai dažniausiai būna dėl atsparumo antibiotikams ir tenka mums paskirti kitą gydymo schemą ir pavyksta jau tikrai išnaikinti ir būna tų tokių labai labai retų atvejų, kai tarkim alerginė reakcija vaistam, turim patikrinti pagal tai sudėlioti gydymo schemą, arba tikrai tos 2 standartinės gydymo schemos nepadėjo dėl labai tos ryškaus atsparumo ir tai yra galimybės ją išnaikinti iki galo. Tai tas toks pasakymas, kad čia neišnaikinsi neįmanoma, aš manau, kad tiesiog dėl galbūt nežinojimo tam tikro yra, kad yra tų gydymo metodų. Galų gale kalbant apie alternatyves priemonės, tai ką pastebėjau, kad kažkur pas naturopatus ten visokius fito ir taip toliau gydosi natūraliom priemonėm ir sako, žiūrėkit, nebeturiu bakterijos, buvo, pasidarė išmatų tyrimą, tai
taip, tos natūralios priemonės, jos šiek tiek veikia slopinančiai. Ir jeigu tame fone atlieka išmatų tyrimais, gali suklaidinti. Ir aš sakau, bet žinokit, pagal simptomus, tai ką jūs pasakojat, man panašu, kad nėra. Ir tada tenka daryti bet tenka daryti skrandžio tyrimą, paimti biopsijas ir ateina 3 bakterijos pliusai. Tai ką tai rodo? Tai rodo, kad vis dėlto natūralios priemonės šiai dienai mokslu nėra įrodytos, kad jos išnaikina ir vis dėlto tenka gydytis, tuo tikrai nelengvų gydymų, bet labai svarbiu, tam, kad mes išvengtume ateityje komplikacijų, šalutinių reakcijų ir žemo feritino. Ne tik, kad ne tą kontrolinį testą mes pasirenkam, galbūt ir tą pirminį testą ne tą pasirenkam, nes vėlgi turim tą kontingentą pacientų, kurie nueina į privačią laboratoriją, pasidaro paletę X, kurioje yra viskas. Ir tada su tais skaičiukais eina, ieško, kas jiem pakomentuos. Ir arba būna netgi tos pačios laboratorijos ten kažkokie gydytojai. Ir būna padaryti antikūnai dėl H. pylori, jie būna kažkiek padidėję. Ir sako, man reikia skirti gydymą. Gerai, anksčiau gal turėjęs opaligę, o tai bakterija anksčiau buvus. Va. Ar mes dabar tikrai, sakau, turim tą, mes nežinom, sakau, ne tas tyrimas. Taip. Ir tiesiog, ir tada tokie pacientai, jie sugers tą schemą, visą vaistų. Bereikalingai netgi. Bereikalingai ir jie vis tiek nepajaus pagerėjimų, nes priežastis ne ta. Taip. Ir tada jie sako, taip, mes jos neišnaikinam. Taip, ir dažniausiai dar ką pastebiu, paskiria tuos pačius antibiotikus. Tai čia labai svarbu, ką ir minėjai, anamnezę. Išsirinkti iš žmogaus tą anamnezę, ar anksčiau jinai buvo, ar anksčiau gydyta, kokia ta gydymo schema buvo paskirta, dažniausiai pirminė ta. Ir pagal tai tada jau žiūrėt, ar mums reikia dar vieno testo kažkokio, kad užsitvirtinti, ar yra ar nėra. Ir jeigu taip, tai skiriam jau kitokį tą gydymą, negalim to paties kaip paskirti. Tai tas tikrai yra labai svarbu, ta tokia komunikacija su pacientu, išsiaiškinti. Ir dar ką tu ir minėjai apie tos gausius tyrimus, ką mėgsta pacientai daryti, aš dar pastebiu tos vėžio markerius. Kai atvyksta su padidėjusiais vėžio markeriais, pavyzdžiui, skrandžio, su tokiom didelėm akim ir sako, viskas, man čia jau vėžys, jau čia, bet tada nuramini žmogų ir sakai, kad tai nebūtinai, vieni šitų tyrimų mes negalim spręsti, mes turim tada jau atlikti kitus tyrimus. Ta vadinama jau hiperdiagnostika prasideda netgi. Tai gali būti ir dėl uždegimo, ir dėl tos pačios skrandžio bakterijos, taigi gali būti tas skrandžio vėžio markeris sureagavęs. Bet aišku, jau kai žmogus atvyksta su tokiais tyrimais, tu jau negali nereaguoti ir tu jau turi padaryti papildomai, kad išsiaiškinu, ar tikrai nėra. Kaip tau atrodo, ar tikrai reikia pačiam žmogui nuspręsti, kad jau atėjo tas laikas darytis tos plačius tyrimus, tos vėžio markerius ir galvoti, kad jau čia su manim jau yra blogiausia. Ar vis dėlto geriau pasitarti su šeimos gydytoju, kad padarykim tokius tyrimus, o galbūt ne viską iš karto? Nes tai gali irgi sukelti papildomos panikos netgi. Aš galbūt per kelis etapus atsakysiu. Pirmiausia, tai labai pykstu, kai yra atliekami vėžio žymenys profilaktiškai, nes šitas tyrimas, jisai daromas tik tai tada, kai jisai turi savo vietą. Ir dabar gal šiek tiek mažiau marketingo šitoj vietoj, bet prieš kokius 10 metų tai buvo labai populiaru. Aš nuėjau į tą laboratoriją, mane dėl vėžio visą ištyrė. Klausau ir galvoju, tai sakau, kiek jums ten tyrimų ir MRT ir endoskopijos darė viską. Ne, tai man tik iš kraujo pasakė, kad nėra vėžio. Ir tada mano yra vienas iš tų darbų šviesti pacientus, kad žiūrėkit, jūs galite turėti 4 stadijos sarkomą ir jūsų visi vėžiniai žymenys bus geri. Būtent. Ir bus normalūs, nes tiesiog kiekvienas vėžinis žymuo, jisai mums duoda informaciją. Tai yra baltymas, kurį išskiria vėžinės ląstelės. Bet jeigu mes turim nustatytą onkologiją, tada mes pasidarom vėžinius žymenis ir žiūrim, kuris reaguoja. Jeigu mes matom, kad sureagavo būtent šitas, tai taip, tada mes skiriam gydymą, operaciją, chemoterapiją ar kažką kitą ir sekam būtent tą žymenį. Ar jisai krenta, ar jisai gal buvo jau normalus ir vėl užkilo. Galvojam tada apie atkritimą. Bet tik tokiu atveju, kiek yra onkologinių ligų, kur nei vienas žymenų nėra sureagavę. Ir tokiu atveju žmogus pasidarys kraujo tyrimus, mano visi tyrimai geri, aš neturiu vėžio, o galbūt yra. Ir kita medalio pusė, vienas kažkuris pakilęs,
tai kaip tu sakai, akys didelės, tokie pas mane mokamai konsultacijai, ten vidury nakties jau beldžiasi, kad viskas jau čia man ir tada pradedi pasakoti, dėl ko gali būti pakilę, dėl tų pačių, ką tu išvardinai, pridėčiau ir rūkymas ir jeigu yra hipertenzija, tikrai ne visada pacientai pasiruošia tinkamai kraujo tyrimų atlikimui ir tų veiksnių, kurie gali duoti tą pakilusį vėžio žymenį, jų yra daug ir dėl to nereikėtų suabsoliutinti šito tyrimo. Bet yra tikrai, kalbant apie onkologiją, galbūt nukrypstant nuo virškinimo sistemos, PSA tyrimas dėl prostatos vėžio, jisai yra pripažintas kaip toks skrininginis tyrimas, mes jį darom pagal amžių vyram, bet vėlgi jisai gali būti pakilęs, jeigu bus prostatos uždegimas, jeigu bus iš vakaro ten buvo kažkokie mechaniniai dirginimai ir mes jį turėsim aukštą, bet mes neturėsim vėžio. Tai šitoj vietoj visgi onkologija yra patvirtinama biopsija, vaizdiniais tyrimais ir kraujo tyrimai yra tik papildomi, kad mes tame stebim. Tai labai mokinu savo pacientus, kad nereikia aklai tikėti, o kalbant aplamai apie tyrimų plano sudarimą, tai irgi visada rekomenduoju ir tiem, kurie labai dažnas atvejs grįžo iš užsienio, turi 3 dienas Lietuvoje ir tokios sveikatos atostogos. Iš ryto pas odontologą, per pietus kraujo tyrimai, vakare parėjo atsakymai, kur čia dabar apsitart, dar reikia echoskopijos, gerai, matau, ten padarysi echoskopiją, rytoj ateina, ir aš pasižiūriu, tarkim, pasiechoskopuoju, dar čia daktarė, aš žinau, kad tokius tyrimus dariau. Gerai, atsidarai ten, ta visa paklodė tų tyrimų ir žiūri. Ir tada jau bandai tu jį konsultuoti jau iš kitos pusės, kaip sakant. Ir dažnai būna, o tai kodėl jūs, tarkim, inkstų funkcijos neišsityrėt? Viskas, ištirti vėžiniai žymenys. Kurie patys svarbiausi. Taip, ir jisai ateina, tarkim, pas mane dėl gydymo, aš sakau, nežinau, kaip jums vaistus dozuoti, nes nežinau jūsų inkstų funkcijos, gal jums reikia dozę koreguoti. Ir visą laiką tokiem pacientam sakau, žiūrėkit, kitą kartą apsitarkim, pirmiausia, ar su manim, ar su kitu gydytoju, apsitarkit, kokiu tyrimu jums tikrai reikia. Arba skirkit daugiau laiko sveikatos atostogam. Taip. Jo, ir šiaip manau, apibendrinant šitą, būtent labai svarbu, kad kiekvienas tyrimas turi savo vietą. Ir savo laiką, ir savo indikaciją, ir tikrai reikia daryti tada, kada reikia. Tai tie patys vėžio markeriai puikiai tinka kontroliai, bet vien tik tais apie juos vertinti iš pirminio vaizdo, kai net nėra ta onkologija nustatyta, tai gali kartais daugiau suklaidinti žmogų ir, kaip sakau, nebeleisti jam toliau ieškoti tos priežasties arba priešingai, kaip tik ta hiperdiagnostika prasideda. Tai kartu čia labai panašiai galim paliesti trumpai ir prevencinės programas, nes iš virškinimo pusės tai pagrinde slaptas kraujas išmatose pagal storosios žarnos vėžio programą ir dėl hepatito C antikūnai yra atliekami. Tai kaip ir atrodo visi žinom, kad yra tos programos, bet klausimas, kiek jūs kaip pakviečiat, ar ne, žmonės, kiek vis dėlto atvyksta, nori darytis, tiki tuo, ar galvoja, tai aš gerai jaučiuosi, man čia nereikia. Ar tikrai tos programos Lietuvoje veikia? Ir jeigu galvoji, kad galėtų veikti ir geriau, gal turi kažkokių pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti tas prevencinės programas, kad užbėgti įvykiams už akių ir laiku rasti ligą ir laiku gydyti. Kalbant apie hepatito C programą, jei neklystu, prasidėjo 2022, kai pradėtas toks masinis pacientų tyrimas gimusių tam tikrais metais. Tai tikrai labai noriai tie pacientai dalyvavo, nes vėlgi mums nereikėjo iš to pirminio lygio, ar ne, nereikėjo mums nepapildomų kažkokių parašų imti, sutikimų. Pacientas jis vis tiek ateina dėl kažkokios priežasties duoti kraujo tyrimus, tai tuo pačiu jam ir paima. Tai šitoj vietoje kažkokios problemos nematyčiau, nebent jeigu pacientai gyvena užsienyje, nesilanko, grįžta, neturi laiko, šitą grupę nebent. Bet šiaip didžioji dalis yra tikrai ištirtų, tikrai rastų tų atvejų, kai žmogus nieko nejautė ir sėkmingai nukreiptų specialistam ir gausiu gydymą. Kalbant apie storosios žarnos vėžio programą, vienas iš iššūkių tai yra dėl to, kad tai ne iš kraujo daromas tyrimas. Išmatas. Ir tas išmatas surinkti, atnešti yra iššūkis.
Darom visaip, žiūrim kaip žmogui patogiau, sakom, atneškit išmatas, mes padarom. Arba duodam tą greitą į testuką, kad žmogus paimtų, pas mus atneša, mes jau tik padarom patį testą ant tos kasetės. Turiu tikrai tokių, kurie gavę testus ir net nešia jau ir metai ir 2. Ir kai primenė, jo, reikia. Tai sakau, žiūrėkit, jūs nusipirkit vaistinį ir namie atlikit, man nufotografuokit tik tai ten tą vieną juostelę ar 2. Tai sako, aš ten po savo visus tos reikalus tikrai nesikapstysiu ir nieko nedarysiu ir aš čia nerinksiu ir tiek jau to, sako, nereikia. Tai galbūt šitas didžiausias iššūkis. Aš dar esu girdėjus, kad jau ne. Aš tai ten tų išmatų nerinksiu, jūs jau man iškart geriau kolonoskopiją darykit, net ir tokių būna atveju. Jie sako, aš jau geriau tą žarnyną ruošiuosi, ten parą nevalgysiu, bet jau tikrai jau po savo išmatom, kaip sakai, tikrai nerinksiu jų. Tai galbūt ir tai pats testas, o prieinamumas, sakykim, gal dabar yra tokia netgi galimybė, nežinau, išsiųsti tuos testus gal kažkaip tais paštu. Ar turit jūs vis tiek kviestis to žmonės, duoti tos testus, ar ten užregistruoti laboratoriją, gal kažkaip paštu jie gali netgi gauti? Čia vėlgi, kaip kuri įstaiga savo tvarką yra pasitvirtinusi, vėlgi dabar koordinacijos centras kažkiek perimo šitų programų. Tikrai mačius esu įvairiose įstaigose taikoma tikrai skirtinga tvarka, čia jau kaip kas apsibrėžia. Tarkim, buvo įstaigų, kur savo rezidentūrą atlikau, tai tikrai buvo, kad siunčia laiškus ir tada jau pacientai ateina, atsineša, parodo. Tai čia kaip patogiau, jeigu mažesnė įstaiga, tai galbūt ir patogiau juos sugaudyti po vieną. Galbūt šiek tiek geresni rezultatai, kai tu kalbi su žmogum akis į akį ir dar jam pagrumuoji, sakai, atneškit, aš jums paskambinsiu. Gali būti teigiamas, koks polipas bus po to. Taip, bet aš lauksiu jūsų tyrimo. Kada ateisit? Pirmadienį ryte, gerai, antradienį aš jūs pasižymiu, kad aš jums skambinu. Taip. Tai tu įsipareigoji žmogui. Tai dar šiek tiek to efekto duoda, negu kad tu gausi kažkokį laišką, pasitiesi ant spintelės. Ir palieki ten, neaišku, kiek laiko ir po to žiūrėk. Būna kartais išlenda vienas kitas storosios žarnos vėžiukas. Laiku nepatikrinus ir laiku nepašalinus gerybinių pakitimų. Na ir beveik visai pabaigai, tai labai laukiau šitos temos, nes man ir pačiai labai įdomu ir manau, kad tikrai žmonėms labai įdomu. Tai kas yra naujo nuo sausio 1 dienos? Ką žmonės, kiekvienas iš mūsų turim žinoti, kokius tyrimus galim atlikti nemokamai, kada yra kokios indikacijos, galbūt kada mes tos tyrimus galim atlikti nemokamai, kas pasikeitė, nes jau vieną kaip ir įvardinai, kad 24 metais, taip? Feritinas atsirado, o dabar kai pasipildė tas ištyrimas, jums vis tiek jau ir dabar daugiau rankų gal atrišta, daugiau dar galit visko padaryti. Tai papasakok. Aš tai labai džiaugiuosi pasikeitimais. Aišku, visada gali būti dar geriau, bet yra kaip yra. Galbūt apie tos gastroenterologinius visus tyrimus kalbant, tai dėl ko tikrai labai džiaugiuosi, tai yra, kad H piliori antigenas išmatose mes jį galime atlikti pacientam, jeigu jie turi dispepsijos simptomų ir jeigu mes pravedėme gydymą dėl piliori, kontrolinį testą irgi galime pasidaryti valstybės lėšomis. Nemokamai nėra. Moka arba pacientas, arba valstybė. Tai šitą reikia suprasti. Tai šitas yra labai svarbu, nes jeigu žmogus, jisai tarkim nenori atlikti tyrimų savo lėšomis, jisai ima tik tai, kas yra kompensuojama. Tai su tokiais pacientais būdavo visada, kad, paprasta programa gera, tada siunti gastroenterologui, laukia jis ten, kol jį ištirs ir praves tą piliori gydymą. Tai čia tauposi laikas, greitėja diagnostika ir tada mes žiūrim, galbūt mes išsprendėm tą problemą, jam simptomatika baigėsi ir viskas. Tai toliau tikrai dabar galėsime atlikti greituosius testus, jeigu yra viduriavimas, tai dėl noro, rota ir adenovirusų. Čia svarbu diagnostikai, ypatingai kai vaikai viduriuoja, gydymas vis tiek yra simptominis, bet tai vėlgi yra informacija, mes tada žinom, kad negalvojam apie bakterinės infekcijas, kad tai yra virusinė ir stebim būklę, gydom simptomiškai. Taip pat galime atlikti išmatų pasėlį, kas irgi yra, aš labai dėl to džiaugiuosi, nes tai tikrai nėra pigus tyrimas ir ne kiekvienas pacientas sau leisdavo jį atlikti.
O dabar jį padarius, tikrai įdomių radinių būna ir kur net nepagalvotum. Žiūrėk, jau kokia enteropatogeninė bakterija ten tupi sėdi. Taip, ir tada atitinkamai jau žinai, kaip gydyti žmogų, o kankinosi irgi N metų. Ir nieks nieko, kaip ir sako, visi tyrimai kaip ir 2 geri. metus viduriuoju iš namų negaliu išeiti. Tai ir socialinis visas gyvenimas kenčia nuo to. Taip. Va, toliau dabar dar tęsiant apie tas naujienas, tai kalbant apie širdies ligas, anksčiau galėjome atlikti tam tikrą žymenį dėl širdies nepakankamumo. Jis buvo naudojamas kaip diferenciniai diagnostikai atsiradus dusuliui naujai. Tai jeigu pacientas, kuris iki šiol neturėjo širdies nepakankamumo, pradėjo dėl neaiškios priežasties jį dusinti, mes galim iš kraujo tyrimo pasidaryti širdies nepakankamumo žymenį, ir tada diferencijuoti, ar tai yra kardiogeninis dusulys, ar dėl, tarkim, plaučių patologijos. Dabar nuo šių metų mes galime šitą tyrimą atlikti ir tiem, kurie jau turi diagnozuotą širdies nepakankamumą, ir tą galima daryti kartą metuose būtent valstybės lėšomis. Tai irgi yra labai svarbu tiem pacientam, nes jiem irgi būna dusulio paūmėjimų ir tada tu nežinai, ar jam tas širdies nepakankamumas paūmėjo, ar galbūt kažkokia kita problema išlindo. Tai čia mums daugiau irgi laisvės diferencijuojant tas dusulio priežastis. Taip pat į mūsų krepšelį dabar yra įtraukta ir tam tikri vitaminų tyrimai. Aišku, tai nėra visiems kompensuojama, tai vitaminas D būtų galimas atlikti, jeigu pacientui yra naujai diagnozuota osteoporozė arba yra taikomas gydymas dėl osteoporozės, nes tai yra kaulų retėjimo liga ir vitaminas D yra labai svarbus, tai šitiem pacientam yra kompensuojamas. Ir jeigu atlikus bendrą kraujo tyrimą, matomi tam tikri nukrypę rodikliai MCV, MCH ir mes įtariame tą piktybinę mažakraujystę, tai mes galime atlikti vitaminą B12 ir folio rūgštį, ją išsitirti tam, kad galėtume diferencijuoti, dėl kurio mikroelemento stokos būtent išsivystė šitą mažakraujystę. Taip pat galėsime atlikti papildomai skydliaukės antikūnius, būtent prieš skydliaukės audinį ir skydliaukės hormonus, jeigu atlikus pirminį TTH tyrimą, jis yra pakitęs, tada mes galim eiti gilyn. Šitoj vietoj aš, pavyzdžiui, džiaugiuosi, kad tą galime daryti, galbūt atrodo, kad tai yra dar vienas vizitas, bet dabar tikrai turint šiuolaikinę laboratorinę diagnostiką, kraujo tyrimas yra saugomas atitinkamai nuo laboratorijos 5-7 dienas ir jeigu šiandien pacientas atliko tyrimus, rytoj aš juos įvertinu ir matau, kad man reikia dar papildomai, aš tiesiog užsakau iš to paties ėminio, pacientui atvažiuoti nereikia, mokėti nereikia, o aš jau turiu daugiau informacijos. Labai gerai. Puiku. Tai va. Tai turbūt tokie pagrindiniai jo pakitimai. Tai čia labai svarbu yra iš tiesų jūsų darbe, nes jūs dar galite papildomai patikslinti, sakykime, jeigu pirminiai tie tyrimai jau rodo, kad yra ženklas, jūs galite gylį dar patikslinti ir išvengti tų tokių papildomų gal net ir siuntimų pas kitus specialistus, nes, kaip ir arba paaiškėja kažkas, arba jeigu nepaaiškėja, siunti toliau. Taip. Tai visai pabaigai dar toks trumpas klausimas, ką palinkėtum mūsų žiūrovams, klausytojams, kad jų virškinimo sveikata būtų kuo geresnė ir galbūt kažkokių pastebėjimų, į ką atkreipti dėmesį ir kada jau kreiptis į šeimos gydytoją tokią kaip savo žinutę į namus mums. Tai pirmiausia, galbūt norėčiau atkreipti dėmesį, kad žarnynas, jisai labai reaguoja į mūsų emocijas, į mūsų gyvenimo būdą, į tempą, kadangi jis turi savo atskirą nervų sistemą. Todėl pajutus bent kokius virškinimo simptomus, pirmiausia, atkreipti dėmesį, kas vyksta mano gyvenime. Galbūt nėra vietos poilsiui, miegui, kokybiškam maistui, valgymui tokiam kaip ritualui, galbūt daug kitų kažkokių problemų. Tai nenustebti, kad tas žarnynas jisai reaguoja ir skrandis reaguoja. Tai
norint geros tos virškinimo sveikatos, reikėtų taikyti tą holistinį požiūrį, kad ne tik omeprazolį išgert, bet ir visus kitus dalykus atkreipti dėmesį, koreguoti, tam, kad kuo mažiau tos įtampos būtų. Na, o jeigu visgi yra simptomai kaip pykinimas, ryjimo sutrikimas, nevirškinimo jausmas, pilvo pūtimas, kraujas išmatose, krentantis svoris, skausmas, aišku. Tokiu atveju tikrai reikėtų nepabijoti pasirodyti gydytojui. Pirmas, aišku, yra šeimos gydytojas, bet tai tikrai būtina tą padaryti tam, kad jeigu yra kažkokia liga, kad mes ją rastume anksti ir galėtume greičiau išspręsti tą klausimą. Na, puikus tavo palinkėjimai. Taip pat ir patarimai, ką atkreipti dėmesį mūsų žiūrovams ir klausytojams. Tai labai noriu tau padėkoti už puikų informatyvų pokalbį, Kristina, už tai, kad tu dalinaisi savo žiniomis, patirtimi su žmonėmis. Ir jeigu patiko mūsų pokalbis, jeigu jis buvo tikrai jums aktualus, o aš net nebejoju, kad žmonės šiandien sužinojo labai daug visko ir tų naujienų ir tai, kas yra svarbu ir į ką atkreipti dėmesį, tai nepamirškit uždėti like, komentuoti komentaruose ir prenumeruoti Gastro paprastai kanalą. Iki kitų kartų.